Nėra čia vapsų. Aš girdėjau. Zvimbė. Negalvok apie vapsų. Haidle! Širši. Oh, fuck. Turi šviesą, bėg. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveiki vaiduokliškų nuotykių mėgėjai. Šį vakarą mes lankomės prie Kurmaičių tilto, kuris randasi šalia Mažeikių. Šį kartą prie mūsų prisijungė naujas komandos narys Arūnas, kuris atvyko visą kelią iš Ukmergės, kad patirtų tai, ko dauguma žmonių niekada nepatirs per savo gyvenimą. Pats tiltas buvo griautas ir perstatytas ne vieną kartą. Jis tapo taikiniu per Pirmąjį ir per Antrąjį pasaulinius karus. Abiejose krantuose stovintys mūriniai bokštai su šaudymo angomis likę išvarpyti kulkos skylių. Sklinda kalbos, kad ten vaidenasi. Galima išgirsti šūvių garsus. Kalbama, kad šalia tilto buvo sušaudyti keli tūkstančiai žmonių. Ačiū mūsų patreonams Gita, Daina, Evelina, Richardas, Bėr, Ignuzas, Dovydas, Kolė ir Vilhelm. Sunkiai fokusuoja. Man iš vis nefokusuoja rūkas dabar. Nu, Arūnai, ko tikėsi? Tikiuosi kažko tai ekstremalesnio negu esu prieš tai patyręs. Ne tik tai kažką tai išgirsti norėčiau. Kažko tai galbūt pasiklausinėti, kažką sužinoti iš tų, kurių nebėra šalia. Kažką tikrai išgirsi. Aš labai tikiuosi. Arba bent jau tos paauglius, tai faktas. Kadangi mes tiltu dalinome su pasiutusiais paaugliais, nusprendėme nuo jų nutolti, kad nesusigadintų mūsų EVP. Taip mes nusukome per šalia esantį geležinkelio tiltą link antrojo bokšto. Mūsų planas buvo visai vykęs, išskyrus tą dalį, jog Žygimantas su savo naktinę kamerą buvo aklas kaip kurmis. Žinot ką? Palaukit, aš nieko nematau. Kaip iš čia perėt? Ėjau kiaurai. Eik, tu na, čia ir kiaurai. Palauk, ateik čia pašviesk. Man reikėjo duoti tą, žinau, gal ant galvos užsidėti. Eik kaip Jėzus. Per vandenį. Eina na. Galėsi batus jau tikrai mesti šiukšlyną. Tu turi naktinio matymo kamerą. Bet man kaip ir tauka buvo, sunkiai orientuotis kartais. Tai va, dabar supranti, ką aš turėjau išgyventi. O tu sakai, o, žiūrėk, Tomas eina kaip... Jeigu troboje, kur nėra pelkių... Aš irgi nieko nemačiau, seniai, Ne, žiūrėk. Ką? Troboje, kur nėra pelkių, paprasčiau gali ten klaidžioti. Kaip, žiūrėk, čia pelkės. Žiūrėk, aš eidavau, va taip einu, orientuojuosi. Va taip eidavau. Toks mano buvo gyvenimas tenais. Atsargiai čionais. Gal pašviesiu biškį keletą. Ten kurio tilto tie katinai
buvo rasti. Ant šito naujo. Ant šitą naują. Jeigu ant šitą tiltą pirmą bandom pagauti įvykį. Tomai. Ką? Katinų įvypį? Katinų įvykį. Nu ką? Miau, miau, miau. Nebijokauk. Nepabandęs nesužinos. Katinai nekalba. O gal čia kažkas kito yra dar? Gal kokių nusižudusių žmonių? Žinok, Gal šiaip? pagaunu gerą pompą. O, Čia visur vyko palauk. mūšiai. Gerai filmuoja naktinį, mano, taip, wow. Ten dar sudėlydės toliau matosi. Net per mano kamerą. Žinot, kas per mikrofoną girdėsis? Juokas juokais, bet naujasis tiltas pasižymi tuo, kad ant jo ateina mirti katinai. Kodėl juos čia taip traukia, yra visiškai neaišku. Negana to, yra pasakojimas, jog čia mergina buvo gavusi iš akmens per galvą, nors aplinkui nieko daugiau nebuvo. Todėl čia nusprendėme atlikti savo pirmąją EVP sesiją. Gerai, išsitraukiau. Rusiškai aš nemoku. Gerai, nemoku. Palauk. Moki? Ką pasakyti norit? Ar čia kažkas yra? Здравствуйте, друзья. Здесь что-нибудь есть? Nežinau, teisingai. Здесь есть солдаты? Здесь есть котки? Miau, miau, miau. Negirdi? Ne. Reikia palikti ilgesnę pauzę po klausimą. Pažiūrim, kas čia gausi. Здравствуйте, друзья. Здесь что-нибудь есть? Здесь есть солдаты? Здесь есть котки? Мяу, мяу, мяу. Miau, miau, miau. Ne, Tomai, blemba, nesąmonės. Toliau bus rimčiau. O vokiškai nieko nemokat? Tam būsim pasitelkę į dirbtinį intelektą. EVP reikia ten imti. Prie senojo tilto. Prie tų pastatų. Bandom čia. Einam į kitos salelės gal. Po pirmos nepavykusios EVP sesijos mes pasitelkėme dirbtinio intelekto pagalbą, kad galėtume komunikuoti su dvasiomis mums svetima kalba. Ilgesnę pauzę atsimink, reikėtų palikti. Please translate in German. Are there any German soldiers here? Here's the translation in German. Gibt es hier deutsche Soldaten? Įrašinėk. Gibt es hier deutsche Soldaten? Gibt es hier deutsche Soldaten? Здесь есть русские солдаты? Ar čia kas nors yra? Nu. Kaip lemputė. Jinai staptelėdavo? Ne. Tai tada nieko nebus. Oi. Hier deutsche Soldaten. Gibt es hier deutsche Soldaten? Здесь есть русские солдаты? Ar čia kas nors yra? O, nu gal lietuviškai sakė. Aš apsikarščiau voratinkliais. Aš Ant tavęs nuskrido. ant manęs visokių tai musėlikų. Žinai, kur reikia labiau klausti prie tų bokštų, nes iki ten sargybai buvo labiau. Ten mūšiai vyko. Nu tai einam ten, nes Einam. kur mūšiai vyko. Ant tilto, manau, nieko nevyksta. Čia reiktų daug valandų prabūti ant šio tilto, kad kažką jau ten pagauti. Ką ten? Jo. Kas su tais katinais čia buvo, kad katinas gaudė? Iki Visą praleidau kažką. Sako, kad čionais ateina katinai mirti. Jo. Nice. Kažkas jos traukia, čia sako. Na, kol kas dar neaptikom negyvo katino.
Perėję tiltą pasiekėme gana statų šlaitą, kurį reikėjo mums kažkaip įveikti neišsisukus kojų ir nesugadinus tūkstančius kainuojančią įrangą. Žvelkit pliusus visur, jeigu paslysit greičiau nusileisit. Pasiekę senojo tilto apačią pradėjome dar vieną EVP sesiją, kuri pagaliau atnešė pirmuosius vaisius. Čia galim pabandyti užfiksuoti ką nors. Bandom čia. Klausim lietuviškai. Pradžiai pabandom. Gerai. Tiek susikaupti. Klaus tu. Tavęs mėgsta labiau paklausinėti. Aš lietuviškai. Klaus lietuviškai. Ar šioje vietoje yra kas nors su mumis? Ar čia vis dar yra kas nors šioje vietoje? Šioje vietoje yra kas nors su mumis. Ar čia vis dar yra kas nors šioje vietoje? O, fuck. A nebuvo soldatė ant galo? Negirdėjau, reikės išanalizuoti. Uli, šit. Tai galėsim. Susitiksim bokštelį ir išanalizuosim. Įdomu, kaip man reiks vieną aukštą nusileidžia minę. Nežinau. Šioje vietoje yra kas nors su mumis. Ar čia vis dar yra kas nors šioje vietoje? Yra. Soldatė man ant galo buvo. Aš Soldatė. tai nieko nesupratau. Šioje vietoje yra kas nors su mumis. Ar čia vis dar yra kas nors šioje vietoje? Здравствуйте, друзья. Gerai. Paklaus tu. Tu paklausi, to Tavo jungsiu. Krikštas. Klausk. Здравствуйте, друзья. Varlės turbūt. Pelkiai. Кришна. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Bliam, vokiškai kažką skelti, aš nesugalvoju. Bet tai girdi, Tomai, kaip būtų gerai iš šono vieną kamerą, o mes trys laikom, nu kam? Vieną kamerą būtų gerai iš šono. Nėra kur padėti, ne? Ant purvyno arba... Bet ir niekam nereikia trikojo nešioti. Aš jau, žinau, būčiau po pažastim panešiojęs. Čia per daug kamerų vienoje vietoje. Jeigu aš šitą tiesiog nutolinčiau ir taip laikyčiau. Ne, gerai viskas. Taip pokas. Kitą kartą. Gal einam pasimsim? Ne, gerai bus kol kas. Netoli. Mes nemokame rusiškai. Мы не говорим по-русски. Lemba, jisai sugedęs, aš nenuspaudžiau. Dabar nuspaudžiau. Чей это мост? Kieno šitas tiltas? Nu, blemba. Birbinė kažkieno tai. Man rods, užfiksuosime jį ten. Dabar nuspaudžiu.
Lenkų? Čia ant gal mes šnekėjom. Viršui gal paklausinėti mes čia pačioj. Tai eisime. Gal arčiau šito. Taip eisime, aš manau, į bokštą, po to mes lipsime ant pačio tilto. Bus ekstremas. Nu gerai. Bet man viskas Nešilta tavo veidas. Iš karto. Taip. Viskas iškris ir dėl 60 iškris iš kišenį, mikrofonas viskas iškris, belipant. Batus pamesiu dar. Dar paklausime. Vieną dalyką palauk, tik dar neįrašinėk su dar 60. Vėl pasitelkėme dirbtinio intelekto stebuklingus gabumus ir patyrėme, ką reiškia aukštųjų technologijų ankstyvoji stadija. Yes, There are several restaurants near you. Here are a few. Crisperia. It has a 3.9-star rating on Google Maps. Link to Google. Sid equals 1 3 2 3 1 7 9 4 1 0 4 3 2. Please translate into Russian. Were there any deaths here? Here are the translations of the restaurants into Russian. Crisperia. Crisperia. Pizzeria Bella Napoli. Pizzeria Bella Napoli. Avocados. Avocados. Restaurantas Mario. Restaurant Mario. Resource Takehouse. Neprišyk į kelnes. Atrodo, jie apsėda. Grinai gal apsėda. Mario, kas ten sakė? Super Mario gal Please translate into Russian. Were there any deaths here? Here's the translation in Russian. Были ли здесь какие-нибудь смерти? Были ли здесь какие-нибудь смерти? Были здесь any какие смерти? Palauk, gerai. Были ли здесь какие-нибудь смерти? Ar čia buvo kokių nors mirčių? Tai vieni prikolai gausis tas epizodas. Šitas geras, kur palikti, bet taip tai... Ar čia buvo kokių nors... Buvo kažkas. Были ли здесь какие-нибудь смерти? Lietuviškai labiau gal pabandyti klausinėti. Bet ir rusiškai reaguoja. Gerai, kad pasimėjau bateriją dar vieną. Gaila, nepateksim. Tu ką bandysi lipti? Nu, nafik. Jo, čia biškių kliuvau. Gal eina per aplinkui ant kalnų? Nu jau lipom čionais vieną sykį. Aš jau eisiu pro čionais. Galite eiti per aplinkui. Nu, bet tu čia nusiridensi, žinai. Su visa kamera, jie bus kamera. Nu aš jau pusę kelią įvykiau. Jau vieną sykį vos nusiridenau, tai... Čia arčiau tiesiog. Man atrodo, Nori eiti aplinkui. kad aš tą dar 60 čia ir palaidusiu. Tai va, žiūrovams namuose, tai planas toks. Lipti šitos lenkščių ir lipti per šitą skylę į vidų. Tai va, truputėlį pasibandėm prieš tai, buvo šiek tiek slidu. Tai nežinau, sulauksiu kolegų ir bandysim. Kol mano drąsieji kolegos ėjo aplinkui, aš likau vienas laukti jų prie antrojo bokšto. Palikę mane vieną, jie dar nežinojo, jog jų laukia gerokai sunkesnis, ilgesnis ir dar dilgėlėmis praturtintas kelias. Ką aš galiu pasakyti? Vienas laukia ne karys. Eičiau dabar vienas, bet reikia padėti Arūnui užlipti
čionais, nes jo batai yra slidus. Tai jam bus žygis užkopti į patį viršų. Kažkaip tai, nežinau. Nulipti bus šūdas. Per ten eina kas nors aplinkui gal. Vienas dalykas užlipti, kitas dalykas nulipti. Užlipti tiek to, bet pažiūrėsim, kaip jam seksis nusiridenti į apačią. Nebūtų nuotykis kitaip. Čia žemyn ir po to dar žemyn. Tomas, Ką? mes artėjam. Gerai, man jau nuobodu daros. Mažai žingsnelis, tarsi mokantis vaikščioti kaip Tu ką, ten žadi lipti? turiu blogų naujienų. Matai kelią? Nieko, čia siena yra. Aš manau, kad būtume per ten jau atėję. Žinai ką, Aš palauk biškį. aš jau nebenoriu niekur eiti. Bet čia jau nebetoli. Kaip tavo batai? Aš jau girdžiu, kaip jūs kvepuojat. Žinok, būtum girdėjęs, kaip mes ir laiptus lipom. Aš jau čia už sienos užkopau. Bet aš sakau, o šiandien paliksiu be... Jeigu jis paslys, tai ir aš kartą pridėsiu pas tave. Aš liksiu be dar 60, jeigu griūsiu. Taip ir bus. Prisišnekėsiu iš to jau. Kažkoks akmuo. Kai pala, biškį stovėk vietoj. Aš noriu dar biškį nusileisti. Aidė. Tu matai, Žygimantas be šviesos, tai praktiškai susikabinę turėjo ateiti. Daug palaikysiu už kojas. Kūpo dilgėlės. Au! Jo, dilgėlės. Sveika. Atspėjai. Biški sveika yra dilgėlių. Ir vėl mano mikrofoną nusėgė. Šikar dilgėlės. Dilgėlės. Spėjo paslėpti kažkam. Jau kelintą kartą. Taip, dabar galvoju. Dabar dėkuoju čia. Dilgėlės! Šaizė! Aš tą moku. Šaizė šnicel! Man nereikės labai žemai leisti dabar. Čia mano įėjimas. Jo, tavo Ten įėjimas. įėjimas draugų. Aš karočiui užsiemu vietą iš šitos vietos. Aš iš šitos vietos irgi turėsiu raukštis. Nu ir mes tipo lipsim. Gerai. Ne, aš būsiu šitą pakilą, Žygimantas apatinę pakilą. Man atrodo, dabar reikia man viską perduoti jum. Aš bandysiu raukštis į viršų. Tai nėra kur užsikabinti. Tu namo grįši su greitoja. Ne, mes save prikelsim ir tu paprasčiau truputėlį. Gerai, eik Žygimantas. Žinai, nėra čia vapsų. Aš girdėjau. Zvimbė. Negalvok apie vapsus. Zyras zvimbė. Girdi? Čia turbūt skilėse va šituose. Nu, va, žiūrėk. Jau įlipo. Perduokim jam daiktus. Aš sekantis lipsiu. Aš čia galiu parūkyti. Aš žinau, laikykis blamba. O kaip reiks išlipti, ha? Reikėjo man jogų užsiminėti. Dar 60 į dantis įsikašę. Čia 2000. 3000. Nu kaina pabiški krantą. Šaunuoju. Tai nuo kuris iki 1000.
Galėsim pasižiūrėti, po kiek laiko jau visi sulipom. Aš nematau apačioj, kas yra. Tai tu tiesiog čia kabinkis ir prisitrauk. Žinai, kad taip neša laikas. O kaip reiks išlipti? Tai jau išlipimai dar neša. Bet dar tik tai įlipom. Pas manis technikos yra. Palauk. Šitą techniką geriausia. Pažvengsiu tu čia. Pagaliau po gimdymą primenančio lipimo į bokštą mes visi patekome į vidų. Tuo metu dar nežinojome, kaip mums seksis nusileisti į apačią, bet tiesą pasakius, tuo metu nelabai apie tai ir galvojame, o tik norėjome kuo greičiau pradėti tyrinėti vidų. Tikiuosi, nėra prišikta. Ir dar nefilmuoju. Žinosim, kad apie tai yra pabliuoti. Purvinas. O ten toliau neis palipt kažkur. Nu, atrodo, čia dar mes kažkokį norėtų žalėti. Gal norėtų nedėti. Va, čia reikia gaudyti įvypį, ne kažkur ten. Stengiasi kažką palūkų iš viso. Aš vieną kamerą būtų gerai kažkur padėti gal, ne? Kur nors, kur labai švaru. Mano galim padėti. Gerai. Laiptai. Ką čia man tai gero? Laiptai buvo. Kur nebėra. Čia turbūt bandė likti. Aukščiau truputėlį. Jo, geras būdas turbūt. Buvo laiptai. Ten yra kitas aukštas. Čia specialiai padarytas. Gal tu atnešė šitą basą? Ir šito basliu lipo kažkas turbūt. Jo, ir ten lipa ir ten pridėta. Bet jau čia pavojinga lipti to basliu, ką? Šiaip jau. O mes jau per seniai tokiam dalykam. Pažiūrėkit už savį. Aš jau galvoju, kaip pridėti. Gal įvypį sesiją? Nesu įranga, tai bijočiau čia lipti. Man tai netekiau įrangos būtų gaila. Nusprendę šiandien nesižudyti ir aukščiau nelipti per neaiškaus tvirtumo šaką, visi subėgome į didįjį kambarį ir pradėjome EVP sesiją. Ir pauzę ilgesnį reikia palaikyti. Nu, jeigu pamatys, kas stapteli, dažnai tada stenkis nekalbėti tankiai. Gerai, paspaudžiu. Ar čia kas nors su mumis yra? Mes atvykome su jumis pabendrauti. Ar jūs turite mums ką nors pasakyti? Tai yra jums gera proga. Ranka juda man biški. Bet to nefiksuoja. Nieko nefiksavo, man atrodo. Žinom, kad tiesiog palieskit transparus. O nebuvo, nesakė gera proga kažką. Yra ant galo. Please translate into German. Is there anybody in here? Here's the translation in German. Gab es hier irgendwelche Todesfälle? Please translate into German. We want to talk to you. Here's the translation in German. Gab es hier irgendwelche Todesfälle? Kodėl klaustuką uždėjo?
tikras šaizė gavosi. Dar vienas vokiškas žodis. Ar yra kas su mumis šiame pastate? Ar čia vis dar yra vokiečių karių? Buvo, mirksėjo? Nežinau. Staptelė, ne? Ar yra kas su mumis šiame pastate? Ar čia vis dar yra vokiečių karių? Aš padarysiu taip, nes man turi biškį papiškinti. Kol neįsikrovė kompas, gal dedam į programą. Pažiūrėsim, kas ten buvo, gal atsakys kažką, tai atsakysim mes, ką sakė. Senė, palikau laidus. Tai jau gauni. Kai grįšim tada, Tada išim kompą. atsiminiau, tašę palikaugi. Tu paklausk. Ir dar nesugalvoju. Tai pirmą šauką. Tik neįkiaušus. Tau. Čia toks šūvis? Čia toks šūvis Čia buvo? neturi būti toks šūvis dar kartą. Čia Eik ką? tu nas. Gal net tą pusę įdėjai. Tas. Gabalas. Dar mokėjai pinigus. Nesąmonė. Parodė. Pala, aš turiu naujus šavinukus. Aš galvoju, kad garsiau bus. Aš irgi. Aš jau buvau nusiteikęs. Čia ir turi būti garsiau, čia kažkas negerai. Nusiteikęs buvo Tomas, nusiteikęs. Tokia va ta provokacija dvasia, blemba. Juokėsi jau už tavęs. Ką čia pažaisylė? Jau tikri kareiviai žvengia tiesiog dabar. Aha, sako, iš Timų pirkai. Ne, išskelbiu LT. Oi. Kas čia per epizodas bus? Nesigavęs bus biškit epizodas. Haitler! Kas čia per garsai? Kamera, ne? Tokia kaip... Nieko. Kažkas ošia. A nebus sakė Haitler. Sakai, Vaidai. Ne, čia po, aš paspaudžiau po to. Eik, tu savo! Haitler? Esi čia. Nu. Atsakė. Jo. Sulėtinsiu dabar. Mes manome, kad su mumis staiga pradėjo bendrauti vokiečių kareivio dvasia. Po šitos provokacijos iš karto pasireiškė A klasės EVP, kuris mums atsakė tai, ką jūs jau girdėjote. Šis eksperimentas pasiteisino ir mes toliau tęsime provokacijas ir bendravimą su šia dvasia. Rašiniai, niekas nešviečia. Senas aparatas. Was ist Ihr Rang, Soldat? Heil Hitler. Nu kaip, aš tos lemputės, kai nematau, gal man taip reikia laikyti, bet šūdas bus. Man nebus vėl sakė Haitler. Atrodo nieko. Nu, būk kažkas. Gal vėl, nu?
Na jau išpiškinau turbūt. Aš gal ne. Dar liko. Kvapas. O, geras. Geras kvapas. Šaudė žuvus. Translating to German. Are there any soldiers here? Translating to German. Do you want to fight the Russians? I'm just a language model, so I can't help you with that. God damn it. Jis gali padėti surasti, kur pavalgyti. Nu, Mario. Kas ten? Krisperija? Krisperija, Mario. Pizza. It's a me. It's a me, Mario. Gerai. Let's fight the Russians. Here's the German translation. Wir werden gegen die Russen kämpfen. This directly translates to, we will fight against the Russians. Tas technologijos. Reikėjo mums vokiečių pasimokyti tingėjimo būdu. Wir werden gegen die Russen kämpfen. Schau. Halleluja. Sieh, hi! Man čia išbanins iš YouTube'o. Kam tu kalbėjai? O, čia geras kažkas reikia. Nekalbėk. Lemba. Per. Buvo mintė šovė, kad mūsų šitas vairis mums tikrai... Nebanins nieks ten. Šitas visus, kur Heil, Hitler, dog pypt. Jo, ne, šitą mes tikrai... Tai istorija, tai gali kelti dokumentinę. Ne, bet... Balsu galima, juk ten nerodai tų, žinai. Nu, nežinau. Nes vokiečių kalbą nėra trūksta. Nušau šitą reikia. Jau kaip sumalė. Wir werden gegen die Russen kämpfen. So. Sieh, hi! No, this is mine. You should walk with it. Dar 60 pats geriausias. Tai ne veltui jo kaina yra tokia. Šitą pirkau iš Izraelio per eBay. Izraelietis pardavė. Mirusio žydo daiktas čia yra. Tai čia vokiečius turėtų dar labiau serzinti. Juden! Diktafonen! Nu ką dar? Judam link tiltų. O Dieve, teks išlipti čia. Dar reikia kažką čia gal. Kiek mes čia tebe buvom? Reikia tą patį, bet pašalinį. Aišku, 3 lemputės liko naktinio, bet aš primažinau dabar. Žinai, geriausiai baigti aukščiausią gaidą, jau aukščiau nebus negu tai. Na, užteko, kad sužinojame atsakymą Hitler. Žinom, kad čia yra vokiečiai. Ja, vokiečiai. Lietuviškai neatsakinėjo, kažkaip tai pastebėjau, rusiškai irgi nelabai atsakinėjo. Kaip vokiškai kareivis? O ne, rusiškai irgi panašiai kažkas to. Kažkaip panašiai. Ja, ruski soldat.
Я хочу Birgi with Hitler. Ну тут ще поварі. Aš girdėjau Hitler. Girdėjai? Buvo Hitler žodžiai. Hitler. Buvo. Jas išanalizuoti. Eik, tu savo, tai čia. Hotspotas. Please translate into German. Did you know that Germany lost the war? Ai, nėra ryšio. Nutraukė vokiečiai ryšį. Po nors ir gėdingos, bet už tai vaisingos EVP sesijos mes susiruošiam kažkaip nusileisti žemyn ir toliau keliauti link poilsio zonos, kad išanalizuoti bent kelis EVP. Mes pafilmuosim. Mes nufilmuosim, kaip tu nukrenti ir nusiridini į apačią. Tiesiai į akis man. Pasakyt šaizę, kai krisi. Pūdė šaizę. Jis čia filmuoja, ne? Bliamba. Iškris iš nagų. Kaip jautiesi su dviem kamerom? Nu, puikiai. Dvigubas aparatas. Žiūrėk, kad diktafonų nesulaužytum. Tu tai čia, kad nukrisi, tai ligoninę išveš. Tik aš nebegrįšiu namo. Lauktis. Aš parvešiu. Tu irgi nukrisi ir viskas, aš čia vienas paliksiu. Su vokiečiais. Su vokiečių kariais paliksiu. Gyventi čia. Žinai, kokia provokacija, dar reikėjo vokišką muziką, himną paleisti. Mes Reikėjo Ramštainas. Na gerai, pašvieskit biškį. Rusų himną reikėjo. Nes nematau apačios. Matai dabar. Tinkuoja. Aš išgirsiu, kai nusileisi. Ai! Oi! Kibildai garsas. Trekšt per šakas. Gal paduosime kamerą? Gal ir parduosiu. Jeigu pasieksiu. O gal? Ilgus kojas. Taip pat kaip ir lipai. Tik atsargiai. Biškai paikė šalį, tik tai keli žingsniukus. Girdžiu tos dusgančius, kur tu padėjai tą kamerą? Jei palipk virš, nenusisuks sklanda. Kas nerizikuoja? Šaizė! Tu pradėjai lyt bent. Jau nudilgino tave, ne? Jis tiesiog dilgynę šipinėjo. Glosto, b***. Kiekvieną dilgėlę. Dilgėlės, aš nekenčiu. Gerai. O! Ir taip kažką pamiršau. Va, vėl už to mikrofoną mano. Imkite šauto nelaimingą. Yes! Ne! Tai nenusišautum. Ja. Iš tavęs interviu neimsim, ponas Krūmė. Nepatikrinom, ar mikrofonas įvyksta neimtas. Oi, blemba, į papą.
Žiūrėk, pirmas mens spaudyklė. Įsisekti į spenį reikia. Vis dar iššviečia raudoną. Pompą tai pagauti dar vieną. Į viršų lipo? Gal šovinuką duoti tau, galės papiškinti. Reikės paprakaituot nuėčiau ir kol ant tą tiltą išlipsim. Ne, nelipam, ne. Kodėl? Bus rimtai, kas nors mums nelaimė kokia. Jau užtenka ir batai gražus. Gal geriau kitą bokštą einam. Kitą bokštą per geležinkelį. Kitą bokštą pažiūrim. Nenori ant tą tiltą lipti. Jis nori ant tilto, bet nenori lipti. Šį sykį mes pirmą kartą jums parodysime, kaip analizuojame užfiksuotus EVP per Audacity programą. Šis procesas reikalauja didelio susikaupimo ir visiškos ramybės. Nu va, įrašėm. Reikia išsaugoti tada. The fuck. Kas čia skraido? Širšė, blet. Nebijok, šitą tik vapus va. Ne, čia Tokio dydžio. Seni. Filmuok. Aš prie tavęs. žinai, atsibuojant objektyvą. Jo. Iš šviesos. Nebėra. Girdi, nustokit žvengti. Susirinkom EVP analizuoti. Čia labiausiai įtempta EVP analizė. Eksport garsą. Reikia pirmą išeksportinti, nes dabar nenorės leisti, nes ausinių reikia. Nu, paleisi. Taipgi girdisi. Oi, blemate, vabžiai. Nu, atrodo, kas sakytų Hitlerą, ne? Nu. Čia pasiškaus. Fuck me. O ne! O ne! Man atrodo, paliksim tavo kompą tenais ir dar 60. Tu palikos gerti. Tavo mikrofonas tabalojęs. Tu nebeliks tų mikrofoną. Pažiūrėk, pašviesk. Eik, tu na. Dar numinsiu šį. Čia turbūt A klasės EVP, ne kitaip. Čia po mano šūvio ir kada šaukiau Hitlerą, man atsakė. Irgi. Čia epic. Palauk, pabandysiu išvalyti dar palauk. Va čia triukšmo pavyzdį. Išvalysim, tada paklausysim, kaip atrodo. Jep. Eik tu! Kur ona yra? Žodžiu, niekas vaiduoklų nebijo gyvūnų. Kur ten buvo, kur sakė, dar Hitlerą? Pekšt. Čia jau čia nieko. O, fuck! Turi šviesą, bėk. Užteko vieną sužinojom, nes čia tuoj vapsva sugels. Užtenka, man atrodo. Užtenka. Jau vienas jau aiškus.
kitus namuose. Nes toj saugiaus šiknas mums. Bandom dar patirinėti tiltą. Iš kur blaškus įsvimbė, va, aš girdžiu. Vėl, blėk. Tik greičiau užmutkis, nežins iš čia. Čia varlė. Kur varlė? Nu, mes nuo vasaros bėgam. Eik, su savo šviesą, žinok, pritraukė ją. Toliau mes pasiryžome lipti ant paties tilto. Tam tai reikėjo surasti kokį nors prieėjimą. Kad ant tilto galima užlipti jau buvome įsitikinę, kadangi kai tik atvykome, ant jo siautėjo grupelė paauglių. Šitas geras čia atsarūk. Nepraėjot? Kur man tai bokštas sutik dabar? Bokštas tai čia. Jo. Nežinau. Nelabai noriu aš ten. Eik, tai nelabai. Ai, žinau, kaip tie paaugliai užlipo. Kaip? Su magija. Nieko nežinau kaip. Arba pasinaudoja savo paauglišką stiprybę. Pasinaudoja prisitraukimų jėgą. Ne, tiesiog per šitos užlipo. Ką? Nori pasakyti, jinai atsekė? Nematai? Kažką gal matai? Galiausiai Žygimantas nusprendė nelipti ant paties tilto, o vietoj to iš apačios jis mumis drąsiai gynė nuo žmogėdros vapsvos. Dabar jinai čia zvimbė. A. Sveiktų. Kas čia vaikšto? Pas jūsų tą vapsvą jau girdžiu. Girdat, užteks ten, net nelipkit. Jau girdžiu visokius garsus. Žygimantas apačioj pastrigo. Nebandai lipti? Nesikraustyk iš proto, naktį lipti, susisuks sprand. Nu, bet rimtai, nelip. Nenori užbaigti komedijos čionais? Ne, gal. Kas čia per garsai? Klyksmas. Kažkoks garsas buvo. Nu? Staiga mes išgirdome kažką panašaus į moters klyksmą, tačiau garso šaltinio nenustatėme. Garsas buvo gana krupus ir tikimės, jog niekas nenukentėjo. Eik, tu švilp. Nejaugi tau pavyks. Ten žiauriai nuo žalnų ir ten nėra kaip laikytis. Tai man atrodo, mums ir nepavyks. Gerai, Jis ten kažkur. Jis traukėsi.
Kaip pastangų nulis, energijos nulis. Tokį šūdą, net. Jau čia iš 4 karto gal ir pavyktų, bet aš nerizikuosiu nusiversnu čia. Gerai, kažkam reikia ir uždirbti. Dėl kažko. Kažkam reikia išlaikyti valstybę. Gerai. Radau išėjimą. Eikit jūs načert, beprūčiai. Ta riksmą girdėjote, ne? Riksmą ir aš girdėjau kažkokį įdomį buvo. Jo, girdėjau. Nu ką, nebelipot. Bandymas buvo. Bent jau pabandė, aš nebandžiau, bet... Tiesiog visą rankas nuo akmenų, viskas nuo akmenų. O kaip jie palipo, tai čia yra įdomiai. Paaugliška ambicija ir jėga. Paaugliška ambicija. Žinai, ko reikia? Šito Old Spice. Ūsai užaugs iškart. Nu ką, užteks gal. Buvo visai cool. Su vapsvom. Su širšiai, nevapsvom. Ką, kaip tavo pirma vaiduokliška medžioklė? Man patiko. Daug ir patyrėm iš tikrųjų kažkokį. Jo, haiklė. Tai buvo geras šitas. Būna daugiau, bet pavyzdžiui... Pradžiai užteks. Namie atrasiu daugiau. Ten pasėdėsiu, panalizuosiu, aptiksiu dar kažką tai. Įdomus nuotykas tikrai. Biški įdomus jo. Palaipėjo, biški sportavo. Biški įdomus, taip. Biški kažko nepavyko. Oi. O, sustabdė man automatiškai filmavimą. Nu ką, viskas. Baigiam eksplorint, tyrinėt. Pagavom šį bei tą. Tikiuosi, jums patiko šitas epizodas. Gal buvo šiek tiek nerimtas, bet buvo kažkas truputėlį naujo, naujas kolega, nauja vietovė. Dėkui, kad žiūrite, spauskite like, prenumeruokite kanalą. Ir jeigu tikrai labai patiko, jūs galite mumis paremti Patreon sistemoje. Ate. Tuo aš nusisuksiu sprandą čia, eidamas. Nieko nematau.